15 uždavinys. Vandens siurblys rutulio formos talpą pripildo per 162 sekundės. Per kiek sekundžių siurblys pripildytų 3 kartus mažesnio skersmens rutulio formos talpą. Dar sąlygoje nurodyta, kad siurblys dirba tolygiai, tai yra per vienodus laikotarpius pripildo vandens vienodus tūrius. Taigi, turim, kad yra 3 kartus mažesnio skersmens rutulio formos talpa. Tai jeigu 3 kartus mažesnis skersmuo, tai ir spindulys bus 3 kartus mažesnis. Tai dabar tarkim, kad pradinio rutulio formos talpos tūris yra 4/3, žymėkim V1, 4/3 pi r kubų. Ir skaičiuokim 3 kartus mažesnio skersmens, tai yra, kai spindulys yra 3 kartus mažesnis tokio rutulio formos talpa, kad galėtumėm palyginti. Tai yra, kiek kartų skiriasi tos talpos. Tai tarkim V2 yra 4/3 pi ir vietoj r statausi r padalinta iš 2, arba galim dar patogiau rašyti 1/2 r. Tai tada būtų situacija tokia, ne r iš 2, o r iš 3, nes skersmuo tai 3 kartus yra mažesnis. Taigi 4/3 pi, čia būtų r trečiuoju padalinta iš 27, galima šią išraišką ir taip perrašyti, kad tai būtų 4/3 pi r kubų, toks pat kaip ir pradinio rutulio tūrio išraiška ir kart 1/27. Tai reiškia, kad naujoji talpa bus 27 kartus mažesnė. Jeigu jinai yra 27 kartus mažesnė, reiškia sugaiš 27 kartus mažiau sekundžių. Taigi 162 padalinam iš 27 ir gausim 6 sekundės. Todėl teisingas atsakymas yra 6 sekundės.